Šiandien turim puikią progą pasikalbėti su notaru, turinčiu ilgametę patirtį, Albina. Albina, kiek metų dirbot notaro darbą? 25 metus. Ir kokie sandoriai jums labiausiai patiko? Sakyk, man labiausiai patiko sudaryti testamentus. Tiesiog pasakyk tą frazę. Man labiausiai patiko sudaryti testamentus. Nesąmonė. Jėzus, man sakytų tą. Donatai, šiuo atveju tikrai ne. Taip, kad sudaryti testamentus, kad tikslinga yra sudaryti tos testamentus. Taip. Kadangi šneka apie paveldėjimą, tai galbūt ir kalbam apie tai, kad ar tikslinga sudaryti ir kada tikslinga. Taip, mes tuos visus klausimus užduosim, bet mes tiesiog galim taip linksmiau, gyviau pradėti. Pavyzdžiui, notaras. Jėzus. Ir sako, man labiausiai patinka sudaryti testamentus. Briedas. Kodėl? Logiškas klausimas, kodėl? Aš negaliu šitai pasakyti. Negali, nes tau nepatiko sudaryti. Ne, viskas gerai, tas testamentas sudaryti, bet tai nėra įdomus dalykas. Netgi profesionaliai tai yra labai primityvus. Sudėtingi klausimai yra paveldėjimo. Taip, šiuo atveju taip. Ar tada būna įdomu? Taip, ten įdomu. O pavyzdžiui, ar buvo kažkoks nors įdomus testamento sudarimo atvejis per visą karjerą? Linksmas, juokingas, keistas, kvailas. Ne, linksmojo. Testamentus neateina juokauti. Žmonės ateina testamentus daryti tada, kai jie apsisprendžia. Ir didesnė dalis garbesnio amžiaus žmonės ateina netgi galvodami, kad jau jie čia daro kažkokias sutartis su aukščiausiu, nes jis dabar jau pasirašys tą testamentą, tai jau žmogus jaučiasi įtampą. Žmonės jaučiasi įsitempę darydami testamentą? Taip, dalis taip. Iš pagyvenusių jie jaučia įsitempę ir jie galvoja, kad tai galbūt sutrumpins jų gyvenimą, ar tiesiog kažkas turėtų atsitikti, tas, kas pagreitinti tą atsitikti, tas, kas turi neišvengiamai gyvenime atsitikti be žmonės, ar ne? Teisingai suprantu, kad testamentus gaubia šioks toks prietaringumas. Labai. Labai. Ir būtent dėl to, kad ir žmonės ir nesudaro laiku to testamentu, neapsisprendžia sudaryti laiku testamentą. Nes jie galvoja, kad jeigu sudarys testamentą, jie gali greičiau mirti. Taip, jie galvoja, kad sudarys greičiau mirs. Galiausiai, jeigu vaikai bando protingai jiem patarti, kad gal reikėtų sudaryti tą testamentą, tai vaikai bijo tą daryti, nes tėvai įsivaizduoja, kad tai vaikai nori jų greitesnės mirties. Vienas žodžiu, čia yra. Čia žodžių sritis yra, kur reikia labiau psichologo negu notaro, turbūt, kai kuriais atvejais. Notaras užsiima psichologiją. Manau, kad jūsų darbė pakanka psichologijos elementų. Tikrai palankis. Įvairiuose sandoriuose reikia daug psichologijos elementų. Ir jeigu mes šnekame apie testamentus, tai iš tikrųjų prieš darant testamentą, ko gero dažniausiai šnekame apie tai, kad tai nėra, kad sudarysi testamentą ir kažkas neišvengiamai įvyks greičiau, negu turi gyvenime išvykti. Tai tikrai neatsiras liga, tai tikrai nesutrumpės gyvenimo savaitė, mėnuo ar metais, tikrai nesutrumpės. Bet žmonės galvoja, kad kitaip yra. Bet gyvenimas nesutrumpės, bet jisai gali būti ramesnis. Parašai testamentą ir praktiškai reikia jų užmiršti. Jeigu nesikeičia niekas ateityje, nesikeičia turinys testamento, kurį tu parašai, gal tu persigalvoji, arba nesikeičia įpėdinio ratas, nenori kažkieno, tai sakykime, sumažinti, susiaurinti įpėdinystę, taip toliau, tai jį reikia pamiršti. Viskas, jis jau nei valgyti prašo, nei dar ko nors daro. O kur žmonės laiko testamentą parašę? Jie pasideda jį po pagalvę, ar į spintą, ar pas notarą palieka. Kaip ta praktika yra? Yra tokių atvejų iš tikrųjų, kad žmonės parašo testamentą ir nenori neštis jį. Bet šiuo atveju tai yra, notaras nepriima saugoti to egzempliorius, kuris priklauso parašiusiam asmeniu testamentą. Testamentas yra saugomas notaro archyve 100 metų. Ir jeigu notaro nelieka, nelieka aplamai, fiziškai nelieka dėl to, kad jis išėjo į ištarnautą poilsį ir visokiais kitais atvejais, ar ne, tiesiog jis tada yra valstybiniam archyve. Žmogui mirus, notaras, kuris veda paveldėjimo bylą, jis tikrai žino,
kad yra testamentas, nes jis turi galimybę pasitikrinti valstybinius registrus, žino, kas tas testamentą patvirtino ir gali sužinoti jo turinį. O tai žmogus savo egzempliorių kur saugo? Jisai jį nueina pas notarą, padaro ir gauna į rankas savo egzempliorių. Kokia maždaug yra praktika? Ką žmonės daro su testamentu? Jie pasideda. Žmonės stengiasi atiduoti. Jeigu jiems buvo viskas labai aišku su įpėdiniais, tai tas testatorius, kuris parašė testamentą, tiesiog sako, aš atiduosiu, sakykime, ten dukrai ar sūnui. Jeigu jie turi, kad kai aš numirsiu, kad jie žinotų. Bet yra tokių, kad sudaręs testamentą, asmuo nenori, kad žinotų visiškai apie tą testamentą, tai jam pasakyta, norit, jūs ten pasikavokit. Galiausiai fiziškas sunaikinimas testamento nereiškia, kad testamentas yra panaikintas. Tiesiog, jeigu aš nenoriu turėti namuose, nenoriu, kad jį matytų, nenoriu neštis, aš į skutelius galiu sudraskyti. Nuo to niekas nepasikeis. Nuo to nei mano valia pasikeis, nei aš prarasiu galimybę persigalvojęs pakeisti testamentą, aš turiu teisę lygiai taip pat naują surašyti testamentą, tai visiškai neturi jokios reikšmės. Fizinis praradimas. Aš teisingai supratau, kad kada notaras parašo testamentą, jisai padeda jį į valstybinį archyvą, kad jisai būtų prieinamas bet kuriam kitam notarui, kuris tvarkys paveldėjimo teisę. Notarai turi savo archyvą, bet jeigu notaras, sakykime, nori atiduoti dokumentus notarinius į valstybinį archyvą, jisai juos atiduotų. Bet pavyzdžiui, dabar aš ateinu pas Albiną, parašau testamentą, savo testamentą sudraskau, nenoriu, kad niekas jį matytų. Ir mano mirties atveju, pavyzdžiui, mano vaikai nueina pas kitą notarą, o testamentas guli Albinos archyve. Taip, tas notaras, kuris ves paveldėjimo bylą, vaikai nuėjo pas notarą, priimti palikimą, notaras turi galimybę patikrinti valstybinius registrus. Jisai mato, kad tokia notarė Albina yra patvirtinusi testamentą. Jisai nemato to testamento, bet jisai mato, kad notarė Albina yra patvirtinusi testamentą ir jis tada kreipiasi į notarę Albiną ir gauna testamentą. Tada gauna testamentą ir tada jis gali paskelbti testamentą, sakykime, visiems suinteresuotiems asmenims. Supratau. Reiškia registras. Esmė yra registras. Registre yra registruojami. Ir testamentas yra randamas. Taip, ir testamentas yra randamas. O jeigu notaro nebėra, tai testamentas tiesiog į valstybės archyvą patenka ir 100 metų jisai tenai guli ir visus pragyvena, ir testatorius, ir įpėdinius. Tiesiog vis tiek kažkada žmogus tas irgi per tą 100 metų numirė, tai irgi kažkoks tai notaras ves paveldimo bylą ir jisai žinos, kad tokios Albinos, sakykime, testamentas patvirtintas tokio konkretaus žmogaus yra valstybinėme archyve ir iš jo gaus. Viskas aišku. Reiškia, jeigu testamentas yra gerai, teisingai sudarytas, su notaru, jisai niekur nedings, notaro egzempliorius visą laiką egzistuoja. Taip, tai visiškai testamentas saugu. Visada bus rastas. Taip, visada. Savo egzempliorių galim saugot po pagalvę, galim po žemę pakasti, galim sviestą susivinioti, galim daryti, ką norim su juo. Testamentai nedingsta. Testamentai nedingsta, taigi neieškokit savo tėvų testamentų. Jeigu rasit ir suplėšysit, nepasibaigs jų valia. Nepasibaigs, ar ne? Jų valia yra užfiksuota ir padėta saugiai. Kada, Albina, yra tikslinga sudaryti testamentą? Testamentą sudaryti tikslinga turbūt yra beveik visą laiką, beveik 100%. Bet aišku, jeigu yra vienas asmuo ir jisai turi vienintelį įpėdinį pirmos eilės, arba turi vienintelį įpėdinį antros, arba vienintelį trečios įpėdinį, tai niekas nepasikeis, tu sudarysi tą testamentą ir nesudarysi tiesiog asmeniui. Ir jeigu tavo valia yra palikti jam turtą. Taip, jeigu valia yra palikti turtą, būtent tam įpėdiniui, kuris įstatymu kai jisai žino, numatytas. taip, tiesiog jam mirus bus paveldima pagal įstatymą ir viskas. Reiškia, jeigu aš turiu vienintelį įpėdinį ir aš žinau, kad pagal įstatymą tas mano vienintelis įpėdinis ir bus mano paveldėtojas, ir man tai tinka ir patinka, tai tada testamento mano atveju nereikia. Taip, pavyzdžiui, ar ne? Taip, nereikia. Vienas vaikas yra, sakykime, pas asmenį, tai ką jisai vienas ir paveldės, jeigu jisai nori, ką viską jisai paveldėtų. Bet yra tame dalykas, kad pagal įstatymą tas įpėdinis tikrai gaus. Ir nepriklausomai, ar jisai vertos
to paveldimo turto, ar jis nevertas? Jis vis tiek įgaus. Ne, tai čia tos moraliniai dalykai, čia yra kita lentyna, ar ne, sakykime. Čia gal daugiau yra tas momentas, kada žmonės įsivaizduoja, kad, pavyzdžiui, aš turiu savo aplinkoj mamą, kuri turi 2 dukras ir jinai turi 2 turtus. Jinai turi namą ir turi butą. Ir jos manymu, kada jinai mirs, viskas yra labai sklandu ir labai gerai. Viena dukra gaus namą, kita dukra gaus butą. Ir jinai mano, kad testamento nereikia rašyti tokiu atveju. Kaip yra iš tikrųjų? Duotų pavyzdžių, paprasčiausiai mamos mirties atveju abi 2 dukros ir tą butą, ir tą namą paveldėtų po 1/2 dalį. Reiškia namas per pusę Namas ir būtų butas per pusę. Ir butas per pusę būtų, jeigu ten nebėra kitokių ten sutuoktinių ten ir taip toliau. O jeigu tos dukros norėtų viena paveldėti namą, kita paveldėti butą? Viskas įstatymiškai išsisprendžia, tik tai tiek, kad atsiranda rūpesčiai papildomi, atsiranda finansinės problemos papildomas, tai yra sandoriai, paslaugos yra mokamas, valstybinių registro mokesčiai ir laiko sąnaudos, ne, kurie bereikalingi rūpesčiai. Reiškia, jeigu dukros gerai sutarė, jos turi panašią idėją, ar ne? Pavyzdžiui, Onutė ir Marytė, ar ne? Tai Marytė Onutės naudai gali atsisakyti pusės namo. Sustabdysiu, atsisakyti naudai neina. Atsisako viską, jokių naudai. Aš atsisakau, iškrentu iš pėdinį ratą. Sakykime, priima palikimą. Nenueikim labai toli. Reiškia, tada tas pavyzdys, kad galima atsisakyti palikimo, šiuo atveju netinka. Jos visais atvejais paveldės po pusę ir viskas. Nes jeigu viena iš jų atsisakys, tai atsisakys ir namo, ir buto. Taip. Viso palikimo 100% atsisako. Grįžti atgal nėra galimybė. Jos, reiškia, paveldėjimo metu negali pasidalinti, kad man butas, tau namas. Čia jau kitas klausimas. Galima paveldimo turto sutartį sudaryti, pasidalinimą, ar ne? Tada taip, tada jeigu jos abidvi viską paveldė lygiomis dalimis, jos sudaro paveldimo turto pasidalinimo sutartį ir jos pasidaro taip, kaip jos nori. Bet čia irgi gali būti užprogramuotas ginčas. Reiškia, juridiškai, techniškai galima. Juridiškai viskas susidėlioja. Kad, pavyzdžiui, jeigu mama su dukrom aptarė, dukrom tiko tas variantas ir jos tą mamos valią toliau draugiškai vykdo, reiškia, tokiu atveju nėra jokios problemos, yra testamentas ar nėra. Ne, jeigu duotas pavyzdys toks ir lieka, tai kai nėra jokių kitokių niuansinių dalykų, ar ne, tada taip. Jas paveldė po 1/2 dalį viso turto, į buto ir namo, o to jos daro pasidalinimo sutartį ir jau išduodamas paveldėjimas taip, kaip jos pasidalino. Papildomų sandorių ir išlaidų nebus. Papildomas sandoris jau yra, paveldimo turto pasidalinimo sutartis, papildomas sandoris yra. Kada galvotum, testamento reikia būtinai? Ar yra tokie atvejai, kada testamento reikia būtinai? Tavo manimu? Manyčiau, kad tikslinga testamentą yra sudaryti sutuoktiniam. Tai yra bendras sutuoktinių testamentas. Nes dažniausiai visi galvoja, kad vienam iš sutuoktinių numirus visas turtas turėtų atitekti likusiam gyvam sutuoktiniui. Bet taip nėra. Jeigu yra vaikų, vaikaičių, vadinasi, jie šaukime paveldėti. Esant sudarytam bendram sutuoktinių testamentui, be jokių išlygų visas turtas pereina gyvajam sutuoktiniui. Nekviečiami paveldėti jokie vaikai, jokie vaikaičiai. O jeigu testamento nėra, bendro sutuoktinių testamento nėra, kaip tada paveldimas turtas? Tada kviečiami paveldėti visų pirmos eilės įpėdiniai, tai yra vaikai. Ir kaip tada turtas skirstomas tarp likusio sutuoktinio ir vaikų? Sutuoktinių paprasčiausiai įstatymas skiria 1/4 dalį, jeigu yra nedaugiau kaip 4 įpėdiniai su juo. Tai reiškia, jeigu nedaugiau kaip 3 vaikai. Taip, jeigu gautas, tada daugiau negu 3 vaikai. Jeigu tų vaikų yra daugiau, sakykime 5, 6, vadinasi, sutuoktinis paveldė lygiomis dalimis su visais vaikais. Ir jam belieka labai maža dalelytė.
Jeigu priklausytų pagal bendrą jungtinę nuosavybę viena antroji dalis sutuoktiniui, tai šiek tiek jam to turto dalis padidėtų. Bet jeigu sutuoktinis, sakykime, gyveno viename iš dovanotų namo arba būtų, ir tas sutuoktinis numirė, kurio nuosavybė buvo asmeninė, tai likusiam gyvajam sutuoktiniui taip ir liks 1/4 arba kokia 1/6 dalis. Praktiškai jis praranda savo gyvenamą būstą. Ar teisingai suprantu, kad sutuoktiniai gali turėti bendrą turtą arba gali turėti atskirą turtą, ar ne? Ir jeigu, pavyzdžiui, vienas iš sutuoktinių gavo dovanų namą iš savo tėvų, tai tas namas kitam sutuoktiniui nepriklauso. Jeigu namas padovanotas sutuoktiniui vienam asmeninis nuosavybės teise, taip, jam priklauso tik tai asmeniškai, kitam sutuoktiniui nepriklauso. Ir mirties atveju jam netitenka nuosavybė, kaip bendra jungtinės nuosavybės 1/2 dalis, jis paveldėtų geriausiu atveju, jeigu nėra daugiau vaikų kaip 3, 1/4 arba su visais kokiais 5-6 vaikais. Supratau. Pamažu dalykė. O jeigu namas priklausė, jie abu pastatė tą namą, jie abu įsigijo ir tai yra bendras jų turtas, tai mirus vienam sutuoktiniui jau pusė to namo yra gyvojo sutuoktinio ir iš tos kitos pusės jisai dar turi teisę paveldėti iki 1/4. Taip, jeigu yra bendra jungtinė nuosavybė, tai vienam sutuoktiniui priklauso pusė, kitam priklauso pusė. Tai vadinasi, paveldėjimas yra nustatomas nuo 1/2 dalies. Tai pusiai, kuri išskirta kaip mirusiaja. Supratau. Tai žodžiu, turėkime omeny, kad jokių savaime suprantamų dalykų nėra. Jeigu sutuoktiniai nori vienas kitą apsaugoti mirties atveju, tai jie turi sudaryti kokį dokumentą? Bendrą sutuoktinį testamentą. Ir taip labai pravartu sudarinėti tas testamentą, jeigu ypatingai yra suvestinė santuoka, kada turi abudu sutuoktiniai savo vaikus. Tai labai yra didelė rizika likusiam gyvajam sutuoktiniui, kad jis gali turėti daug labai nemalonių dalykų. Žodžiu, jeigu yra toksai atvejis, kad tavo ir mano vaikai mūsų vaikus muša, ta prasme turim ir bendrų vaikų, ir atskirų vaikų, tai taip, tada būtina pasidaryti testamentą. Būtina, sakykime, tikslinga sudaryti testamentą, kad neišsikelti bereikalingų ginčų. Ir jeigu mes turim bendrą sutuoktinių testamentą, kuriame numatome, kad po mirties visas turtas lieka kitam sutuoktiniui, tai tada jokie paveldėtojai yra nebekviečiami į procesą. Taip, kaip mes įsivaizduojam, kad vienam sutuoktiniui mirus visas turtas turi atitekti kitam, taip ir įvyksta. Jeigu yra bendras sutuoktinių testamentas, visą turtą be išlygos paveldė likęs gyvas sutuoktinis. Ir tas likęs gyvas sutuoktinis tada jau savo valią gali išreikšti savo testamento ateityje. Jis gali išreikšti savo valią ateityje, bet gali, sudarydami bendrą sutuoktinio testamentą, sutuoktiniai susitarti, kas paveldės po paskutinio sutuoktinio mirties. Aha, reiškia, anksčiau miręs sutuoktinis turi galimybę palikti savo valią. Tas, kuris mirė anksčiau, jo valia gali likti. Šiuo atveju yra abiejų valiai. Jie rašydami bendrą sutuoktinį testamentą susitarė. Kai mirs jau paskutinysis sutuoktinis, kas tą turtą paveldės? Ar visą turtą, ar konkretų turtą vienas vaikas, konkretų turtą kitas vaikas, ar anūkas galiausiai paveldės? Geriausia tada išsisprendžia klausimas, jeigu yra suvestinė šeima, ar ne, yra skirtingi vaikai skirtingų tėvų, tai sutuoktiniai sudarydami tokį testamentą ir susitarė, kad vieno, sakykime, vaikam atitenka vienas turtas, o jau bendriem vaikam, jeigu yra bendri vaikai, kitas turtas, jeigu dar yra ir sutuoktinio kito dar kiti vaikai, vienu žodžiu, gali susidėlioti taip, kaip mano esant teisingai ir tikslingai. Skamba labai patraukliai, bet ar tikrai yra toksai saugiklis, kad likęs gyvas sutuoktinis nebepakeistų testamento? Čia yra vienas iš skirtingų pasiekmių testamento nuo paprasto sudaryto testamento. Sudaręs paprastą testamentą, sakykime, bet kuris asmuo turi teisę bet kada
neatsiklausęs niekieno, ateiti pas notarą ir panaikinti tą testamentą. Arba sudaryti galiausiai naują visiškai kitų turinį. Sudarius bendrą sutuoktinių testamentą, pakeisti testamentą vienas iš sutuoktinių nebegali. Vienas jisai negali ateiti pas notarą ir panaikinti tokio testamento. Nes jie susitarė abudu, kad vienas kitam palieka. O jeigu sutuoktiniai sudarė testamentą ir santuoka nutrūko, išsiskyrė jie, kas tada įvyksta su tuo testamentu? Tiesiog testamentas yra negaliojantis. Jis automatiškai nustoja galioti, kaip nustoja galioti tiesiog santuoka. Pagal įstatymą, taip, tai yra bendras sutuoktinių testamentas, jeigu vadinasi nėra sutuoktinio kaip tokio statuso, vadinasi testamentas yra negaliojantis. O jeigu nespėjo išsiskirti, pradėjo procesą, nespėjo išsiskirti ir vienas iš sutuoktinių numirė? Jeigu yra pradėtas procesas, lygiai taip, jau reikia tada įrodinėti, kad procesas buvo iš tikrųjų pagristas santuokų nutraukimą, lygiai taip pat tada testamentas taptų negaliojančiu. Supratau. Nu gal čia ir toksai klausimas ne į vietą, nes skyrybų metu vienam sutuoktiniui mirus turbūt kitas neturi tokių ambicijų prarasti turtą. Jis jau stengsis paslėpti tą procesą, pradėjus įvykti, bet čia gali jau įpėdiniai pradėti. Kas yra neaišku, aišku, tai vis sprendžia tos juridinius faktus, nustatinėja teismas, ne kažkas kitas. Ne? Bet kažkas turi kreiptis į tą teismą. Taip, suinteresuota šalis turi kreiptis. Ir suinteresuota šalis gali būti suinteresuota, kad tas kitas sutuoktinis negautų to turto ir tada, jeigu įrodys, kad procesas jau skyrybų buvo pradėtas, tokį testamentą galima užprotestuoti tiesiog. Tiesiog taip, jisai kreipsis, kai jisai pripažinta, kad juridinis faktas kaip negaliojantis, nes santuoka jau buvo pradėta nutraukimui procedūra. Ar bendras sutuoktinių testamentas, kuriame yra numatytas antrinis įpėdinis, saugo to antrinio įpėdinio teisės? Ar tas antrinis įpėdinis, pavyzdžiui, šiuo atveju buvo sutuoktiniai, jie turėjo vieną vaiką, jie pasidarė bendrą testamentą, kad po mirties paveldėja kuris nors iš jų visą turtą, o po paskutinio sutuoktinio mirties paveldi vaikas turtą, ar ne? Tačiau įvyko tokia situacija, kad pavyzdžiui, mamai mirus, tėtis nusprendė geriau parduoti visą turtą ir iškeliauti aplinkui pasaulį. Ir neliko jokio turto. Tai ar to antrinio įpėdinio teisės yra kažkaip tai saugomas ar ne? Ne, nesaugomos. Nes teisių net neatsirado į palikimą tam antriniam įpėdiniui. Paveldėjęs gyvasis sutuoktinis visą turtą, jis turi teisę to turtu ir disponuoti. Savo nuožiūrą. Tai turim, kai būdami sutuoktiniai, rašydami tą dokumentą ir numatydami tą antrinį įpėdinį, turim žinoti, kad yra tokia rizika, kad jeigu likęs gyvas sutuoktinis nuspręs tą turtą suvartoti visą, jisai gali laisvai tą padaryti. Jis gali laisvai tą padaryti, taip. Nu va, nesaugu numirti. Nesaugu numirti, nes noris ir sutuoktinį apsaugoti, ir vaikam, kad dar kažkas tai liktų. Bet taip nėra blogai, kaip mes dabar kalbam. Taip nėra dažnai blogai, kaip mes dabar diskutuojam. Nu taip, bet turim žinoti visas tas rizikas, kurios yra. Nes pavyzdžiui, galime įsivaizduoti, kad abu gražiai sutarėm, ar ne, kad po paskutinio mirties turtą paveldės vaikas ar vaikai ar dar kažkas, bet turim žinoti, kad ta rizika egzistuoja. Kad jeigu turtas bus, paveldės, bet jeigu jo nebebus, kaltų nėra. Nėra ką paveldėti. Nėra ką paveldėti. Koks, Albina, vienas iš įdomesnių atvejų įvykusių praktikoje? Na, toksai skaudus, man atrodė, atvejas buvo mano praktikoje, kada iš tikrųjų numirė sutuoktinis. Paveldėjimo objektas buvo vienintelis butelis miestelyje. Vaikai, kaip testamento nebuvo, aišku, vaikai kaip nusprendė, kad tas butas turėtų atitekti mamai. Vaikai atsisakė palikimo, tikėdamėsi, kad tas butas ir visas turtas atiteks likusiai gyvai mamai. Bet tik vaikam atsisakius, palikimo priimti kreipėsi mirusio, nežinomas, nesantuokinis vaikas. Viskas vaikai buvo atsisakę, vadinasi, nesantuokinis vaikas paveldi visas dalį, kuri būtų paveldėję abudu vaikai.
Tai mamai liko 1/4? Mamai liko 1/4, aišku, jinai dar turėjo 1/2 nuosavybės. Bet jau disponuoti būtų, gavus paveldėjimo teisės liudijimą, jinai nebegali, nes turi bendraturtį. Tai tie vaikai, kurie atsisakė to palikimo, jie nebegalėjo atšaukti savo atsisakymo? Situacija jau nebegali būti pataisoma? Ne. Atsisakius palikimą, keisti savo valios negali. Taip kaip ir priėmus palikimą, nebegali keisti savo valios. Jeigu priėmei, jeigu atsisakei. Jeigu aplinkybės pasikeitė, valios keisti nevalia. Ne, valios keisti nebegali. Tai šitoje situacijoje koksai būtų buvęs geriausias sprendimas, jeigu vaikai norėjo palikti mamai turtą, kaip jie turėjo pasielgti? Jeigu jie būtų žinoję, kad yra vaikas, ar ne, jie būtų galėję, sakykime, priimti palikimą ir paveldėjimo teisės tiesiog padovanoti mamai. Tai mamos dalis būtų padidėjusi, būtų atsiradusi 1/4 tam įpėdiniui. Lengviau išpirkti, lengviau sutvarkyti. Lengviau sutvarkyti. Aišku, tai žodžiu, nereikia skubėti atsisakinėti, nes valios nebepakeisi atsisakęs. Ir jeigu tikrai nori, kad tavo paveldėjimo dalis atitektų būtent tam žmogui, mamai, tėčiui, broliui, sesiai, tai reikia priimti paveldėjimą ir padovanoti. Priėmus palikimą tiesiog atsiranda teisinė laisvė priimti sprendimus savarankiškai. Ką aš noriu daryti su man tenkančia palikimo dalimi? Noriu parduodu, noriu dovanoju, noriu pats gaunu tą dalį. Atsisakyti palikimo kažkieno naudai neina. Negali, įstatymas draudžia. Supratau, atsisakei ir atsisakei. Toliau veikia įstatymas. Viso turto. Jeigu pasirašai atsisakymo palikimo pareiškimą arba palikimo tu nepriimi, vadinasi, palikimo nepriimimas prilyginamas turto atsisakymui, tai atsisakai visko. Namų, pinigų, žemės, teisių galiausiai kažkokių, kurios galbūt būtų atėjusios dar mirusiojo vardu. Tai palinkėjimas koksai būtų klausytojams, koksai būtų palinkėjimas? Testamentą reikia sudaryti laiku. Kol dar esi fiziškai sveikas, kol dar nekeli notarui abejonių dėl savo gebėjimų, ne tada, kada guli ligos patale, tiesiog tada, kada turi turto kažkokio, kuris yra nepajudinamas jau šiai dienai, gal net ne pinigai 100 eurų, bet daugiau. Parašyti testamentą ir tiesiog jį pamiršti. Gyvenimas nuo to netrumpėja, bet išsprendžia galimas ateityje kilsičias teisinės problemas. Tai va, mėlieji, kol dar judam, kol dar krutam, žengte marš pas notarą, padarom testamentus, suplėšom į smulkius gabaliukus savo egzempliorių, išmetam į jūrą ir gyvenam pilnakraujiškai, pilnavertiškai. Jeigu valia pasikeis, perrašysim. Jeigu valia nepasikeis, kai mes išeisim, atras mūsų įpėdiniai ir žinos viską, ką daryti.